Bet turbūt pirmiausia pradėsiu nuo TrueCheck tyrimo, kuris yra skirtas, tai yra ankstyva vėžio patikra. Jis yra skirtas asmenims, sveikiems asmenims. Ir matot, tai yra minimaliai invazinis tyrimas, naudojantis cirkuliuojančių navikinių ląstelių ir jų klasterių identifikavimas, skystos biopsijos, arba taip, čia toks įdomus pavadinimas, ta skysta biopsija, tai yra tiesiog veninio kraujo mėginys. Tai yra CAIVD sertifikuotas tyrimas, aišku, keletą kartų jau buvau gavus klausimus, kaip apie FDA, ten Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracijos ar tai yra sertifikuotas. Iš tikrųjų, dabar kaip tik yra laukiama to FDA sertifikavimo, nes artimiausių metų turbūt turėtų, todėl kad atliktos visos klinikinės studijos, yra publikacijos ta tema ir Amerikos vaistų ir maisto administracija yra pateikti visi dokumentai, duomenys ir yra laukiama tos jau atitikties ir yra laukiama patvirtinimo. Bet visi tyrimai ar reagentai, ar medicinos priemonės, kurios yra naudojamos pacientų, pavyzdžiui, tam tikrų ligų diagnostikai ar gydymui, visi turi būti, kaip aš jau minėjau, CAIVD sertifikuoti, tai yra europiniai sertifikatai, in vitro diagnostinis sertifikatas, tai reiškia, kad tyrimas iš tiesų ne mokslinis tyrimas, o tai yra tyrimas atitinkantis aukščiausius tam tikrus ISO standartus ir gali būti naudojamas arba patikroje, arba gali būti naudojamas tam tikriem tyrimams, lygoms diagnozuoti ir taip toliau, arba gydymo parinkčiai, arba vienokiams ar kitokiams dar kitiems sprendimams priimti. Ir matot, TrueCheck čia labai aiškiai jau parašyta, identifikuoja, nustato lokalizaciją daugiau kaip 70 skirtingų solidinių piktybinių navikų. Ką tai reiškia solidiniai navikai? Čia mes kalbam apie tuos vėžius, kurie formuoja auglius. Čia iš tikrųjų šitas tyrimas netinka kraujo vėžio atveju. Tai jeigu mes kalbam, tai čia tik tai išskirtinai apie tuos, bet tie navikai turbūt sudaro didžiąją dalį šitos lygos, kaip aš jau minėjau, sudaro didžiąją dalį vėžio atveju visame pasaulyje. Ir paremtas, aišku, cirkuliuojančių navikinių ląstelių ištyrimų ir atliekamas, kaip aš jau minėjau, besimptomiams sveikiems asmenims. Kodėl taip yra? Todėl, kad jeigu asmeniui kada nors buvo diagnozuota onkologinė liga, tai tos navikinės ląstelės, jos aišku yra neaktyvios, jos ir asmuo yra remisijoje, pavyzdžiui, tai jam net ir po 10 ir po 15 metų gali būti aptinkamos tos cirkuliuojančios vėžio ląstelės. Jos nėra aktyvios, bet jos kraujotakoje cirkuliuoja ir jos gali būti aptinkamos, tik tai labai nedideliais tam tikrais kiekiais. Taigi, tai dėl to, jeigu jau buvo kažkada prieš daug metų diagnozuota ta onkologinė liga, tai TrueCheck tyrimas iš tikrųjų, kad ir kiek metų praėjo, jisai netinka. Jisai tinka tik tai tiems, kuriems onkologinė liga nebuvo diagnozuota. Ir kaip jau minėjau, aišku, tie validaciniai arba klinikiniai tyrimai yra atlikti daugiau kaip su 57 000 asmenų pacientų, nes kuo didesnė yra grupė, kuo didesnė imtis, kurie dalyvauja tame tyrime, tuo detalesnės, tuo aiškesnės išvadas galima pateikti atlikus tą tyrimą, pritaikius tam tikras statistinės analizės. Ir aišku, čia truputėlį vėlgi, kalbant apie tą FDA patvirtinimą, tai čia iš tų tam tikrų dokumentų, tai matot, jeigu lyginti su kitais, su standartiniais, pavyzdžiui, šiuo atveju mes turim prostatos vėžio patikros programą ir atliekamas yra prostatos specifinio antigeno tyrimas. Tai matot, jeigu pasižiūrėsim jautrumas, bet kai kuriais atvejais specifiškumas, pavyzdžiui, prostatos specifinis antigenas, jisai gali būti aptinkamas padidėjęs netgi tais atvejais, kuomet yra prostatos hiperplazija arba kažkokie tai uždegiminiai procesai, prostatos uždegiminiai procesai. Tai šiuo atveju TrueCheck specifiškumas yra ganėtinai didesnis, jis siekia net 90%. Lygiai taip pat, kaip jeigu mes lyginsim netgi su pačia geriausia mamografija šiai dienai, tai vėlgi jautrumas ir specifiškumas, netgi esant ankstyvos stadijos krūties vėžiui, jis yra ganėtinai didelis. Matot, siekia daugiau kaip 90%. Ir aišku, kitas dalykas, kuris dar vėlgi labai svarbus, yra tam tikros, vėlgi, jeigu pasižiūrėsim, tam tikros yra kai kuriais atvejais, aišku, yra ir
navikų, kurie nėra piktybiniai. Tai vėlgi atlikus tam tikras vėlgi studijas, niekuomet tos vėžinės cirkuliuojančios ląstelės nėra aptinkamos pas tas, va, pavyzdžiui, šiuo atveju mes kalbam apie krūties, apie krūtų ligas, tai va, pavyzdžiui, kitos va, tam tikros, va, pavyzdžiui, fibroadenomos arba adenomos arba papilomos, pavyzdžiui, tam tikros kiti kažkokie tai navikai, kurie nėra piktybiniai, tai jų atveju nėra, tų cirkuliuojančių ląstelių nėra aptinkama. Ir aišku, vėlgi čia vėl su prostatos vėlgi vėžio, vėlgi skriningas, tas specifiškumas, jautrumas, matot, jeigu yra išplitęs, jeigu yra lokalus, koks yra specifiškumas ir jautrumas, tai reiškia, kad aišku, kuo labiau išplitęs vėžys, tai taip tas nustatymas tada tikrai jisai gali būti, jisai siekia 100% ir nustatoma kuo daugiau. Ir aišku, kai kuriais atvejais vėlgi netgi, va, kalbant apie kitas lokalizacijas vėžio, tai va, matot, kai kuriais atvejais tai irgi tas jautrumas tyrimo yra ganėtinai aukštas. Tai reiškia, kad kai kurie vėžiai tikrai aptinkami ganėtinai tiksliai atlikus tą TrueCheck tyrimą. Ir kodėl mes kalbam apie tą ankstyvą diagnostiką ir kodėl turbūt apie tai reikėtų susirūpinti kiekvienam ir nebūtinai tik tai sulaukus tam tikro amžiaus arba pajutus kažkokius tai vienokius ar kitokius simptomus, turbūt, nes vienas iš pačių svarbiausių dalykų, jeigu mes kalbam apie onkologinių ligų diagnostiką, tai turbūt išgyvenamumas. Ir aš čia tiesiog paėmiau keletą tokių pavyzdžių, ne Lietuvos pavyzdžių, kadangi vėlgi tie išgyvenamumo rodikliai nėra patys geriausi, jeigu mes žiūrėsim į tą statistiką, bendrąją statistiką Europos Sąjungos arba kitų ten Europos šalių statistiką, bet čia tiesiog Vokietijos yra tam tikri duomenys, dar iki covidiniai duomenys, tai vat vėlgi kuo ankstyvesnė yra stadija, kuo anksčiau yra diagnozuojamas vėžys, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie žarnyno vėžį, tai vat vėlgi pasižiūrėsim tiek moterų, tiek vyrų tarpe. Jūs matote, tas raudonas stulpelis vėlgi šalia stadijos, jisai raudonas ir mėlynas, raudonas moteris, mėlynas vyrai. Ir mes matom, kuo ankstyvesnė stadija, tuo išgyvenamumo rodikliai yra geresni. Tai mato, čia yra 5 metų išgyvenamumo rodikliai priklausomai nuo nustatytos ligos stadijos. Tai vėlgi, jeigu mes kalbam apie tai yra, jeigu moteris, tai yra 100%, jeigu tai yra pirma stadija, išgyvena 5 ir ilgiau metų. Bet jeigu mes kalbam apie vėlyvas stadijas, kuomet onkologiniai susirgymai, kuomet onkologinės ligos yra nustatomos vėlyvosiose stadijose, tai čia jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie plaučių vėžį, matot, 4 stadijos plaučių vėžys, tai reiškia, kad išplitęs vėžys yra nustatomas, tai išgyvenamumo rodikliai yra tikrai labai žemi, tai reiškia, kuo vėlyvesnė ligos stadija, tuo iš tikrųjų sunkiau gydyti, tuo daugiau tam tikrų pokyčių organizme ir iš tikrųjų ir tuomet ir agresyvus gydymas gali. Tai išgyvenamumo rodikliai tikrai labai priklauso nuo ligos stadijos. Dėl to tos patikros turbūt kiekvienas iš mūsų turėtumėm labai rūpintis savo sveikata, labai atkreipti tai dėmesį, nes, kaip aš sakau, kartais net juokinga, kai žmonės puikiai rūpinasi savo automobiliais ir atlieka automobilių techninės priežiūras ir patikras ir kai kuriais atvejais net negaili pinigų, bet kalbant apie savo paties, turbūt tą priežiūrą, tą patikrą, tai tikrai ne kiekvienas, netgi patikrose, kurios yra organizuojamos ir finansuojamos ligonių kasų, kur netgi pirminės sveikatos priežiūros centrai, poliklinikos, gydytojai netgi būna ir susisiekia ir skambina pacientams ir siūlo ateiti, pasitikrinti. Tai netgi tokias patikras, kaip aš sakau, tam tikra dalis žmonių tikrai neateina ir turbūt atvyksta į gydymo įstaigą tik tai tuomet, kada jaučia jau tikrai daug labai įvairiausių skirtingų simptomų ir kada tikrai situacija yra labai bloga ir, kaip aš jau minėjau, dažnu atveju tai būna jau išplitę navikai, tai būna 3, tai būna 4 stadija, kuomet, kaip aš jau minėjau, iš tikrųjų tos galimybės yra pagyti žymiai mažesnės. Tai TrueCheck galimybės, ką šiandien galima atlikti, ką gali atlikti sveiki asmenys Lietuvoje,
tai yra TrueCheck Intelli, tai matot iki 70 solidinių navikų. Ir yra, aišku, dar vienas tyrimas, tai TrueCheck Feme, tai yra krūties, kiaušidžio, endometriumo, gimdos kaklelio vėžio nustatymai, tai yra toks moterim daugiau skirtas tyrimas, ypatingai toms, kurių galbūt šeimoje pasitaikė su, kaip vadinama, su moteriškų lygų yra arba krūties, arba kiaušidžių, arba gimdos kaklelio vėžio atveju, tai vad galima atlikti tokį tyrimą. Čia tiesiog norėjau parodyti pavyzdį, kaip atrodo tas TrueCheck tyrimas, aišku, čia aš turiu tik neigiamą atsakymą, tai vat, matot, jeigu yra neigiamas, tai tiesiog gaunama, kad navikinės ląstelės, cirkuliuojančios navikinės ląstelės nėra nustatytos, tačiau jeigu jos būtų nustatytos, tai tuomet, matot, yra galima nustatyti, ar tai yra adenokarcinoma, ar tai yra neuroendokrininis navikas, ar tai yra glioma, ar tai yra sarkoma, ar tai yra mezotelioma, tai yra vat, visos galimybės nustatyti vėžio tipą ir aišku, kai kuriais atvejais ten netgi iki 80% galima nustatyti ir kuriame organe tikėtina yra tas pirminis navikas. Tai vat, pavyzdžiui, yra ten adenokarcinoma ir gali būti, kad tai yra plaučiai, tai vat, pavyzdžiui, plaučių adenokarcinoma, tuomet jau reikėtų turbūt kreiptis į gydytoją, atlikti tam tikrus tyrimus ir jau būtų aišku, kokius detalesnius, tolimesnius tyrimus reikėtų atlikti. Ir aišku, matot, vėlgi, tai yra daugiau ne kaip jau tokia galutinė diagnozė, bet kaip aš jau minėjau, tam tikra rizika nustatoma sirgti onkologinę ligą, nes kuomet tos ląstelės aptinkamos, tai rizika sirgti onkologinę ligą yra ganėtinai didelė. Tai čia toks daugiau kaip rizikos, nes yra tokių atvejų, jų yra iš tikrųjų ganėtinai mažai, bet kuomet atlikus radiologinius metodus, onkologinė liga visgi nėra aptinkama. Bet kaip aš jau minėjau, rizika susirgti per artimiausius metus yra iš tikrųjų išauga labai stipriai. Ir aišku, kaip dažnai aptinkamas tas teigiamas rezultatas ir kaip dažnai aptinkamos tos cirkuliuojančios navikinės ląstelės arba tos navikinių ląstelių grupės, kaip aš jau minėjau, tai jeigu pasižiūrėsim Europos populiaciją, jeigu Europos populiacijoje, tai tie teigiami atvejai sudaro nuo 0,5 iki 0,8%, tai tikrai nėra labai dideli skaičiai, tai reiškia, kad turbūt reikia atlikti apie 200 tyrimų tam, kad būtų randamas, aptinkamas teigiamas rezultatas. Tai vat, bet kaip aš jau minėjau, tai turbūt yra vienas iš tų tyrimų, kuris galėtų tikrai būti atliekamas visiems asmenims, kurie nori žinoti savo sveikatos statusą, arba tiems asmenims, tokiems kaip aš, kur keli vėžio atvejai šeimoje, arba tiems asmenims, kuriems yra padidėjusi rizika sirgti vėžiu. Pavyzdžiui, tai gali būti tiek pavojingos darbo sąlygos, tas pats darbas su, nežinau, nors dabar turbūt ir visos apsaugos ir visa kita, bet pavyzdžiui, tas pats asbestas ar kažkas tai kito, arba apšvita kažkokia tam tikra radiacinė ir visa kita. Tai vat yra visais atvejais gali būti atliekamas tiesiog kiekvienam žmogui, kuris rūpinasi savo sveikata, gali būti atliekamas TrueCheck tyrimas tam, kad įvertinti savo sveikatą ir tikimybę sirgti onkologinę